Žuvies mėgėjų yra nedaug, bet vaikystė primenantis mamos skanus žuvies maltinukai tikrai patiks. Lydeką tiesiog susmulkinkite, morką sutarkuokite, svogūnus smulkiai supjaustykite ir pakepinkite svogūnus ant ypač tyro alyvuogių aliejaus, kol gražiai paruduos. Tuomet pagardinkite trupučiu sviesto, įdėkite morkas, įdėkite Filadelfijos sūrio šaukštą ir masę pakepinkite ir sudėkite atvėsinus į smulkintų maltinukų masę. Dėkite dar truputį Filadelfijos sūrio, dėkite persilado, ciberžolės, prieskonių, druskos, pipirų ir viską gerai išminkykite. Taip pat įdėkite kukurūzų miltų priklausomai nuo to, ar nupylėte šaldytos žuvies skystį ar ne. Formuokite maltinukus ir dėkite ant kepimo popieriaus ir šaukite į orkaitę, kepkite apie 30 minučių 180 laipsnių temperatūroje. Per tą laiką pasiruoškite salotas, gūžinės salotas susmulkinkite, įdėkite smulkiai supjaustytus agurkus, paprikas, kukurūzus, alyvuogės pasmulkintas ir pasiruoškite saldžiarūgštį padažą. Nustebai, kad bulvė šalia žuvies ir salotų, sakai, nedera, tai žinok, kad viena kita bulvytė tikrai tau nepamaišys. Šalin valgymo sutrikimus ir nedemonizuokime tikro maisto. Patiko mano patarimai, patiko mano receptai, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare, gaminsiu. Jau mano receptų, mitybos patarimų įvairiausiose knygose, kursuose rasi Sveikatai palankus elektroninėje parduotuvėje. Kviečiu tave apsilankyti.